Labą dieną. Dabar yra 2025 metų rugsėjo 3 diena, 15 valandų. Ir dabar, kaip ir numatyta, pristatomas garažų paskirties pastato unikalus numeris 44000187 4686 Raudonios kelio 2 Vilniuje rekonstravimo projektas. Pastatas yra visuomenės svarbių statinių sąraše, rekonstruojamas, todėl numatomas jo pristatymas visuomeniai. Palaukim, daromas susirinkimų įrašas, tai dar palaukim 10 minučių, iki 15 valandų 10 minučių, galbūt kažkas dar prisijungs iš suinteresuotų pusių ir tada pradėsiu projektų pristatymą. Tai dabar lūkėsiu.
Taigi yra 25 metų rugsėjo 3 diena, 15 valandų 10 minučių. Praėjo 10 minučių nuo susirinkimų pradžios skirta palaukti galbūt vėluojančių visuomenės atstovų prisijungimui. Tai pristatysiu, aš esu Gražvydas Sabaliauskas, projektų vadovas, būsiu šio susirinkimų pirmininkas. Susirinkimų sekretorius bus Mantas Vaišnoras. Taip pat susirinkime dalyvauja projektų dalies vadovas, architektas Edgaras Neniškis ir užsakovo atstovas Raimundas Vickūn. Dar kartą paminėsiu, kad susirinkimas yra įrašomas, kadangi dalyvauja visi kol kas iš proceso dalyvių, tai užsiregistruoti neprašau. Tiesiog dabar noriu informuoti, kad iki viešo susirinkimo pradžios nebuvo gauta nei vieno pasiūlymo ar paklausimų dėl projektinių sprendinių iš visuomenės, nei raštu, nei telefonu. Informuojant visuomenę, buvo pastatyti du informaciniai stendai ant sklypų ribos arčiausiai rekonstruojamų pastatų geriausiai matomose vietose. Taip pat buvo išsiųsti informaciniai pranešimai visoms suinteresuotom šalim, tai yra tiek sklypo nuomininkam, savininkam bei kaimininių sklypų savininkam. Taip pat buvo patalpinti informaciniai skelbimai informaciniai sistemai Planuoju statau, taip pat Vilniaus miesto puslapyje, taip pat ir kitose sistemose, kurios tą informaciją nukopijuoja ir pristato toliau. Taigi pristatomas objektas viešinimas priskiriamas visuomeniai svarbių statinių sąrašui, tai yra garažų paskirties pastatas Raudonios kelias 2 Vilniuje, rekonstravimo projektas, tai yra ypatingasis statinys, transporto pastatų paskirties. Pristatomi yra projektiniai pasiūlymai, aš tada trumpai pristatysiu bendruosius rodiklius jo, kuo skiriasi, kas yra rekonstruojama. Tai projektas apima ne visą sklypą, sklypų dalį, kuri nuomos sutartimi yra priskiriama statytojui BAT servisui. Visas sklypų plotas yra 329 tūkstančiai kvadratinių metrų, jis nesikeičia, nuomojama sklypų dalis yra 1911 kvadratinių metrų. Tai sklypų intensyvumas prieš rekonstravimo ir po rekonstravimo nesikeičia, kaip ir užstatymų tankis, apželdinta būtent nuomojamos sklypų dalies plotas jisai šiek tiek mažėja, iki rekonstravimo buvo 896 kvadratiniai metrai, kas būtų apie 47%, po rekonstravimo apželdinta sklypų dalis lieka 790 kvadratinių metrų, kas yra apie 41%. Pastatų bendrasis plotas padidėja 79 kvadratiniais metrais nuo 600 iki 679,55 kvadratinių metrų. Iš principo jis padidėjo dėl įrengiamos antresolės dalyje pastato. Taip pat padidėjo pastato tūris, kadangi keitimas iš arkinės konstrukcijos į stačiakampio gretasienį formą, dėl to tas tūris padidėjo. Tai, kaip minėjau, įrengiama antresolė, tai aukštų skaičius nesikeičia, yra vienas aukštas, tiesiog po rekonstravimo įrengiama antresolė. Pastato aukštis nesikeičia, jis kaip ir buvo, taip ir lieka 7,55 metrų, kas atitinka 189,75 metrų absoliutinės altitudės, kadangi projektuojamas garažų paskirties pastatas, kurio temperatūra numatoma iki 10 laipsnių, tai energinio naudingumo klasė jam netaikomi, reikalavimai netaikomi. Statinių atsparumo ugniai laipsnis nekeičiamas, kaip buvo 3, taip ir liekamas 3. Šiek tiek padidėjo statinių užimamo žemės sklypų plotas nuo 616 kvadratinių metrų iki 637 kvadratinių metrų. Šiuo projektu taip pat prie pastato numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, kuri būtų apie 159 kvadratinių metrų.
taip pat pėsčiųjų takus, porą atraminių sienučių, kurias paskui vizualizacijose bus aiškiau matomos. Laiptai, taip tiesiog. Kaip minėjau, objektas yra garažų paskirties, statytojas uždaroji akcinė bendrovė BAT servisas, statybos vieta Rodunios kelias 2. Bendras, čia nelabai daugiau kas svarbu, jau informacija kartojasi, tai iš teritorijų planavimų dokumentų galbūt paminėsiu tai, kad teritorijai nėra parengtas detalusis planas, todėl vadovaujamės Vilniaus miestų bendruoju planu, kuriuo šiai teritorijai yra nustatytas užstatymų intensyvumas 80%, tankumas 50% ir šiai būtent zonai, kurioje yra pastatas, kuri yra OUO 46, yra numatytas 5 metrų aukštingumas, tačiau bendrajame plane yra numatyta išlyga, kad įvertinus konkrečios vietos esamą reljefą, jų įtaką aviacijos ryšių, navigacijos ir stebėjimų sistemų veiklai bei poveikio orlaivių skrydžių saugai, jei civilinės aviacijos valstybinė priežiūra vykdanti institucija pritarė, teritorijų detaliuosiuose planuosiuose ir statinių projektuose statinių aukštis gali būti didinamas. Todėl yra gautas transporto kompetencijų agentūros, oro navigacijos ir Lietuvos oro uostų sutikimai ir taip projekte numatytas būtent projekto aukštingumas, kuris yra didesnis negu numato teritorijų planavimo dokumentai. Taigi šitoj vietoj mes atitinkam teritorijų planavimo dokumentus. Yra atlikti geologiniai tyrimai, teritorijai padaryta topografinė nuotrauka, topografiniai tyrinėjimai, tai sklypų planų sprendinių rekonstruojamas pastatas, jo vidutinė absoliutinė grindų altitudė yra nekeičiama ir paties pastato altitudė nekeičiama, nuvedami surinkamas lietus nuo stogų, nuvedamas į esamus tinklus, projektuojama aikštelė stovėjimo aikštelė projektuojama vakarinėje dalyje, numatomos 5 stovėjimų vietos. Taip pat viena stovėjimų vieta skirta neįgalėsim projektuojama rytinėje pusėje prie vartų, taip pat numatomų vienu iš įėjimų į pastatą. Apie apželdinimą jau minėjau, tai yra apie 41% šios projektuojamos dalies ploto, kas pagal normas minimalūs reikalavimai priklausomai nuo teritorijos naudojimo pobūdžių būtų nuo 12 iki 15%, taigi šiuos rodiklius mes viršijam. Tai yra, mūsų rodikliai yra geresni negu numatomi minimalūs. Įrenginėjant dangas bus įrengiamos visiškai naujos, pilnos konstrukcijos dangos, taip pat pastatas ir aikštelė privažiavimas prie jo numatoma pritaikyti žmonių su negale reikmėms. Būtent yra numatyta tai, kad iš neįgalių stovėjimo vietos patekimas į patį pastatą būtų be didesnių negu 5 mm peraukštėjimų sklype ir durys numatomos atitinkamų pločių, kad judėjimo negalė asmuo galėtų patekti į pastatų vidų. Pastatui šiam projektui yra išimti specialieji reikalavimai. Projektas parengtas vadovaujantis jais, kažkokių specialių poreikių reikalavimų nenumatyta. Jiems dar šiek tiek pristatysiu apie inžinerinės sistemas ir pastato aprūpinimą inžinerinėmis sistemomis. Tai vandentiekiui ir išorės bei vidaus gaisrų gesinimui numatomas vandens tiekimas ir palei Vilniaus
uždarosios akcinės bendrovės Vilniaus vandenys išduotas techninės prisijungimo sąlygas, numatoma atvesti žiedintą atšaką į sklypą, net prie pastato ir įrengti porą hidrantų išorėje ir matyti vidaus gesinimo. Buitinių nuotekų tinklams numatoma palei Lietuvos oro uostų išduotas prisijungimų sąlygas, numatoma prijungti prie esamų tinklų, kurie yra sklype, taip pat ir lietaus nuvedimas numatomas prie esamų tinklų. Elektro pastate yra numatomas galios didinimas iki 45 kW galingumų, irgi palei Lietuvos oro uostų išduotas prisijungimų sąlygas. Iš gaisrinės saugos pastatas, kaip susirinkimų pradžioje paminėjau, yra trečio atsparumo ugniai laipsnių, išlaiko visus priešgaisrinius atstumus nuo kitų statinių, todėl kažkokių papildomų inžinerinių ar kitų priemonių gaisrų ribojimų nenumatoma įrenginėti, jo gesinimui išorės vidaus numatomas būtent vandentiekis, daugiau kažkokių specialių reikalavimų nėra. Privažiavimas iki pastatų gaisrinių automobilių numatomas iš 2 pusių, nors pakanka iš vienos. Tai gal tokių bendrų pristatymų tiek, paprašysiu tada projektų architektą Edgarą Mieniškį pristatyti šiek tiek architektūrinius sprendinius, aš tuoj nueisiu tada iki brėžinių. Aš gal pradėkim tada nuo sklypų planų sprendinių detalių, aš darysiu sklypų sutvarkymų planą. Padidinsiu šiek tiek tai. Edgarai, žodis tau. Gerą dieną, ačiū Pražydai už intro išsamų, tai ten belieka architektūrinius sprendinius pristatyti, tai gal jeigu vieną lapą atgal, kur yra schema, tai gal reikėtų dar kartelį paminėti, kad čia yra pastatas rekonstruojamas, yra esamas šiuo metu angaras lėktuvų, tai pastato kaip ir paskirtis išlieka ta pati ir būtų laikomi lėktuvai šitame pastate. Jo vieta, kryptis, užstatymo, viskas išlieka. Kaip buvo minėta, iš esmės keičiasi pastato tūris dėl keičiamos konstrukcinės schemos, tai arkinė konstrukcija keičiama į stačiakampio skerspjūvio medinių konstrukcijų, rėminė konstrukcija. Ir dėl to šiek tiek keičiasi pastato išvaizda, fasadai ir pats toks pastato suvokiamumas, jisai tampa modernesnis, atspindintis uosto atsinaujinimo politiką ir kryptis. Kaip jau matosi iš schemos, pastatas yra tokioje reljefe įrengtoje iškasoje, tai padaryta tam, kad pastato altitudė sutaptų su esamų lėktuvų perono altitudė, kad lėktuvai galėtų tiesiai išvažiuoti, tuo pačiu yra ir vandens surinkimo klausimai sprendžiami ir atliekant kitas jau sklypo plano. Atliekant rekonstravimo darbus, kaip šitas jau minėjo, vakarinėje sklypo dalyje, kur yra apvažiavimo kelias, yra įrengiama nuomojamoje sklypo dalyje automobilių stovėjimo aikštelė. Dėl aukščių skirtumo mums kaip ir reikia įrengti laiptus, sustiprinti tą šlaitą, įrengiamos atraminės, papildomos sienutės, apšvietimas. Skaičiuojant, kadangi darbo vietų šitame pastate nenumatome, nes čia bus tik tais laikomi lėktuvai, tai automobilių skaičius yra su rezervu numatytas, numatome 5 automobiliai plus žmonių su negalia automobilis, kuris yra perono lygmenyje šalia įvažiavimo, šalia patekimo, lėktuvų patekimo į patį pastatą. Aplink pastatą yra suplanuoti pėsčiųjų takai, pritaikyti taip pat žmonėms su negale.
Taip pat kitame gal brėžinyje turėtų matytis tokios papildomos architektūrinės detalės, kadangi, kaip jau ir minėjau, toks niuansinis rekonstravimo metodas taikomas, tai buvo mums svarbu parodyti sąryšį su aplinka, tą urbanistinį integralumą pabrėžti. Negalime keisti pastato pozicijos, tai sąryšį su gretimybėmis pabandėme išlaikyti, suprojektuodami atraminę sienutę, kuri matosi einant iš šiaurės į pietus. Jie yra toje pačioje linijoje kaip ir gretimi pastatai, savotiškai kertanti kompozicinė šis pastatą. Šita atraminė sienutė yra išnaudojama įrengti reklaminius užrašus, taip pat pridengti inžinerinės išorinės įrangos blokus, nes siekiant architektūrinės raiškos, tokio švarumo, ant pačio pastato nenumatomos inžinerinės įrangos, jokių elementų. Tai, kaip buvo minėta, pėsčiųjų patekimas, žmonių patekimas į pastatą yra numatomas iš dviejų pusių. Iš vakarinės pusės atvyksta su automobiliais žmonės, lėktuvai ir aptarnaujantis personalas arba lankytojai gali patekti ir iš rytinės pusės, bet čia jau patenkama pro pakeliamą vartų plokštumą į šitą pastatą. Kalbant apie sklypo plano, paskutinis niuansas jau buvo gal paminėta, kad iš esmės išlaikome maksimalų želdynų plotą, tais numatomi būtinieji aptarnavimo pėsčiųjų takai aplink pastatą ir viršijame 40% apželdinto ploto. Dėl aviacijos apribojimų specifikos negalima oro uosto teritoriją sodinti aukštų augalų, tai iš esmės paliekame tik tais žolę dėl aviacijos saugumo sumetimų, nes negali būti paukščių peryklų ir panašiai šitoje teritorijoje. Taip pat numatomas minimalus teritorijos apšvietimas, grynai saugumo sumetimais, vėl atkreipiant dėmesį į aviacijos saugumą, kad nebūtų akinimo. Lygiai taip pat, kaip vėliau matysime fasaduose, naudojami skaidrūs fasadiniai elementai, praleidžiantys šviesą, tačiau jie yra matiniai tam, kad nebūtų refleksavimo, nebūtų atspindžių, taip pat nebūtų akinimo naudojant apšvietimą viduje. Tai planinė struktūra labai paprasta, kaip buvo minėta, patekimas į pastatą yra vakarinėje ir rytinėje pusėse, viršuje ir apačioje šiuo metu plane. Angaras yra pritaikytas nedideliems orlaiviams, todėl čia ir pagalbinių patalpų yra minimalus kiekis, nors, kaip jau ir minėjau, nenumatomos darbo vietos, bet dėl komforto, dėl, vėlgi, personalo galinčio atvykti pasimti lėktuvą yra įrengtos tokios pagalbinės patalpos persirengimui, įrankių laikymui, taip pat inžinerinės patalpos minimalios, nes vanduo turi ateiti, apšvietimas, elektra. Taip pat tualetas, kuris pritaikytas taip pat ir žmonėms su negalia. Kaip matosi iš plano yra laiptai, tai laiptai yra suprojektuoti antresolės aptarnavimui. Antresolė yra numatyta lėktuvų apžiūrai iš viršaus, kadangi orlaivis ne visada gali būti apžiūrimas nuo žemės, dėl to papildomas pakėlimas yra numatomas tam, kad būtų galima maksimaliai inspektuoti lėktuvą arba lėktuvus.
išilgai angaro sienų numatomi stelažai atsarginėms detalėms, taip pat įvairiams papildomiems orlaivio aptarnavimui reikalingiams elementams. Patekimas į peroną yra rytinėje pusėje per atsidarančius vartus, kurie, kaip jau minėjau, yra suprojektuoti praleidžiant į šviesą iš matinių šviesą praleidžiančių medžiagų. Vakarinis fasadas ir rytinis fasadas yra identiški, tik tais vakarinėme fasade nėra vartų, bet medžiagiškumas tokias siekiama išlaikyti ašinę simetrinę kompoziciją, kur siaurieji fasadai yra šviesą praleidžiantys tam, kad būtų galima dirbti viduje, prižiūrėti lėktuvus, nenaudojant papildomo apšvietimo. Tai kaip ir tvarumo klausimai sprendžiami, o šiaurinis ir pietinis fasadai yra aklini, jie kuriami iš sandwich tipo panelių, juose langų nenumatoma, tai ir papildoma yra apsauga iš pietų pusės nuo perkaitimo. Taip pat vertinam tai, kad ten yra įkasa ir vaizdų niekur neatsiranda. Iš pastato pjūvio matote, kad konstruktyvui yra panaudotos medžio konstrukcijos. Tai buvo irgi tokia ambicija pastatą sukurti kuo tvaresnį. Vėlgi medis savo savybėmis padeda gerokai ne tik, sakant, tvariau eksploatuoti pastatą, bet ir jisai saugesnis gaisro atveju. Medinės konstrukcijos patvaresnės išlaiko gaisro apkrovą geriau negu metalinės. Tuo pačiu tai sukuria tokio šiuolaikiško progresyvaus pastato įspūdį. Taip pat, naudojant medinės konstrukcijas, turime gerokai lengvesnės konstrukcijas, vėlgi mažiau reikia medžiagų įrengiant pamatus. Tai tie tvarumo aspektai labai svarbus šitame projekte. Taip pat bus numatomos ir saulės elementų baterijos ant stogo, tam, kad pastatas vėlgi būtų kuo tvaresnis. Tai keletas tokių vizualizacijų, kurios atspindi esminę idėją. Pastatas turi būti labai santūrus. Tai vos ne pakilimo tako pradžioje arba pabaigoje esantis statinys, tai kaip ir jam tokie mūsų pačių savo keliami tokios architektūrinės švaros reikalavimai, ne per didelis detalių skaičius, netrikdant tos aviacijos saugumo, bet tuo pačiu sukurti raiškų įsimenantį statinį. Dėl to naudojame tas šviesą praleidžiančias konstrukcijas, kurios vakarais švytėtų, papildomai apšviestų peroną, bet neakintų, sukurtų tokio gyvybingo oro uosto įspūdį. O taip pat, matėte, vaizduose yra tos atraminės sienutės, kurių būtų užrašai, pristatantys aviacijos kompaniją, kuri naudotųsi šitų angarų. Tai būtų irgi toks, gal naujesnis žodis aviacijos objektų statyboje, ne įrenginėti ant pačių pastatų, bet tiesiog tą teritoriją esančius elementus, kurti skulptūrinius elementus, tokiu būdu, tarsi vėlgi padarant šitą aplinką patrauklesnę ne tik praskrendantiems, ne tik atvykstantiems, bet ir besinaudojantiems šitą teritoriją. Tai spalviniai sprendiniai, gal pabaigai, vėlgi vaizduosi ir matosi vakarinis ir rytinis fasadai iš šviesaus matinio
ar polikarbonato, ar stiklo, ar panašių konstrukcijų, kurios, kaip jau sakiau, na, riboja atspindžius, taip pat mažina akinimą. Šonai iš pilkai juodų sandwich tipo panelių. Toks kontrastinis principas dar labiau pabrėžia tą ašinę kompoziciją ir pastato švarumą ir monumentalumą. Tai būtų tiek. Ačiū Edgarai už labai išsamų puikų pristatymą būtent idėjos. Tai dar kartą noriu paminėti tada, kad iki šio susirinkimo nebuvo gauta iš visuomenės kažkokių klausimų ar pasiūlymų, todėl nėra ką vertinti. Taip pat šio susirinkimo metu, bent jau iki šio momento, taip pat niekas iš visuomenės atstovų neprisijungė, kadangi pagal teisės aktų reikalavimus viešas susirinkimas turi trukti ne mažiau negu valandą, tai pereiname į tokį laukimų, pavadinkime, režimą, kad jeigu kažkas iš visuomenės vėluojantis prisijungtų, aš tada pristatyčiau esminius šio projektų sprendinius, o tada užsakovo atstovą Edgaras turbūt gali atsijungti, jeigu ką paprašysim prisijungti, jeigu kils kažkokių klausimų, o tai perinam į laukimų režimą, tai liekuosi aš tada šio susirinkimų pirmininkas ir tada Mantas kaip sekretorius, kad pabudėsim, palauksim tada visuomenės atstovų. Ačiū, kas buvo prisijungę kol kas tada. Laukiame.
Taigi yra rugsėjo 3, 2025 metai, 16 valandų 00 minučių, praėjo lygiai valanda nuo viešo susirinkimo pradžios. Iki viešo susirinkimo, iki pristatymo visuomeniai nebuvo gautas nė vienas pasiūlymas ar paklausimas dėl projektinių sprendinių. Taip pat per valandą, kuomet vyko pristatymas, taip pat neprisijungė nė vienas visuomenės atstovas, klausimų taip pat ir pasiūlymų nebuvo išsakyta. Taigi galiu tiesiog konstatuoti, kad viešinimo procedūros yra įvykdytos, projektas yra pristatytas ir keliausime į sekančias procedūras. Ačiū visiems prisijungusiems, pristačiusiems. Viso, susirinkimą baigiame. Ačiū.